Žemaičių draugijos Lietuvos ruošiasi vykti į Durbės mūšį. Paminėsime 750 metų sukaktį, kai žemaičiai nudavė kryžiuokams į kaulus. Ten žuvo 150 net riterių ir gausybė visokių pagėlių. Runtons. 500 kabeļos reikėt vēst. 3 stovus apšitiem, 4 lempas. Kiek daug mašinų žemaičių. Kazimieras jau vėliavą įsitraukė, tuoj keliausim vokiečių kryžiokų mušti. Grupė žemaitėlių prie pilies. Ir mēs turim pagerbti tos visus, kuri čia ant šios žemės iškavoja mūsų valstybingumą. Viena no Baltijas tautu galvenajām vērtībām parāda to, ka Baltijas tautas vienmēr ir bijušas gatavas cīnīties par savu neatkarību un vienmēr ir bijušas gatavas būt pašas saimnieki savā zemē. Bet Durbės mūšis parāda tai, ka Baltijos tautos visada norėjo būti šeimininkės savo šalyse.
Žemaiču pulku čia atjodino. Liels paldies par to, ka viņš še žemaišu pulkus ir, žemaišu pulkiem ir redzes atjāta šeit. Taigi jums taipogi didelis ačiū. Un jums arī liels paldies. Man ir žinoma. Ir meldė perkūną ir savo dievus, kurie padėjo pasiekti pergalę. Ir meldė už tuos žuvusius, kad dievai duotų jiems sėkmingą kelią eiti vėlių taku į dausas. Jie laikė kentėjo, kiek galėjo. Paskui pridėjo prie širdies, nusilenkė, dėkodami dievams už tą galybę, kurią suteikė. Ir meldė už savo protėvius ir už savo einius. Kiekvienas čia esantis gali prieiti prie šventos ugnies, paaukoti kadagio šakelę ir taip pat ištiesus rankas pasimelsti už mūsų protėvius ir už mūsų einius, kad būtų gyvi baltai, kad būtų gyva Žemaitija, būtų gyvas Lietuva, Latvija, kad mes suklestėtumėm ir gyvuotumėm. Praeikit, pasisemkit ugnies galios. Dievs dod mūsu tēvu zemei, ziedu laikus piedzīvoti. Ziedu laikus piedzīvoti. Ziedu laikus piedzīvoti. Ziedu laikus piedzīvoti. Saules mūžu nodzīvoti. Saules mūžu nodzīvoti. Dievs dod manim otram doti. Dievs dod manim otram doti. Ne no